Gal trumpai prisiduosiu, jog aš imposteris esu, atėjau iš semiotikos, atsidūriau čia netikėtai, nes pasidalinau, kad parašiau magistrą būtent apie nuogo kūno ir galios diskurso konfrontaciją. Kaip tik tuomet Laura pasakė, kad va, čia bus konferencija, skaitysiu pranešimą, panašia tema, gal pasidalinti magistru. Tai pasidalinau ir magistru, pagalvoju, kad jeigu vienam žmogui sudomino, tai gal sudomins ir daugiau. Ir kaip čia, semiotikai kartais yra sukritikuojami dėl to, kad iš lingvistikos atėjusi analizės metodą taiko jau tuomet ne tik kaip čia, žodinės ar literatūrinės kalbos analizai, bet ir filmus analizuoja, ir spektaklius, ir pastatus, ir reklamas. Tai pažiūrėsim, ar aš šito išvengsiu ir nesu aš gal tokia semiotika, tai gal pavyks ir išvengti. Tai nuo ko aš atsispyriau, tai nuo nuogumo paradokso, kurį man atrodo ir prieš tai buvusiam pranešime labai gerai atskleidė Laura, tai kad iš vienos pusės toks konservatyvesnis, tarkim, mūsų, nežinau, čia šitos konferencijos žodynų kalbant požiūris teigia, jog nuogas kūnas yra pažeidžiamas arba vulgarus arba iššaukiantis, ypač jeigu tai yra moters kūnas. Jeigu kalbam apie tuomet teatrinę praktiką, tai tuomet, kad nusirenginėjimas, tai čia jau kažkokia režisieriaus galios parodymas ir panašiai, tuomet liberalus požiūris sako, kad tai yra radikali individo laisvės išraiška, kažkoks įgalinimas ir panašiai, ir tuomet tampa svarbu tam pačiam procese, vat, kaip aktorius ar aktorė nori nusirengti ar nenori. Ir mane čia užkabino va, tas įsigalinimo momentas ir klausimas, kodėl mes galim kalbėti, kas pasikeičia, kad mes kalbam staiga apie kūną kaip įgalinantį. Ar pasikeičia kūno raiška, ar pasikeičia tiesiog kontekstas, ar čia mūsų požiūris. Ir aš būtent ir atsispiriu nuo galios tuomet sąvokos ir einu su ją jau į tremolo kaip analizės objektą. Ir Mišelis Foucault galią analizavo per diskursus, tai yra tam tikrus tekstus ir čia suprantant jos plačiau nei tiesiog literatūros kūrinius, bet bendrai įstatymus, socialinės praktikas, nežinau, filmus, normas ir panašiai, ir kad jie yra ir sukurti, ir yra palaikomi galios santykių ir tuo pačiu leidžia jiem tokiam išlikti. Ir kas yra svarbu, kad, ir kas man atrodo šitoj konferencijai labai aiškiai pasimatė, jog diskursas nėra homogeniškas, tai ir tremolo labai aiškiai matos, jog nėra galima lengvai brėžti skirties tarp konservatyvaus ir liberalaus diskurso. Tai, ką mes laikytume liberaliu diskursu, tarkim, feminizmo kontekste, kad, tarkim, moterim yra raginama ten nusipirkti vibratorių, ten keisti tos partnerius ir panašiai, iš tiesų yra prilyginama tiem patiem puritoniškiams diskursams, kurie sako, jog reikia čia vyrą susirasti ir su juo gyventi ir tuomet vaikų turėti. Ir iš esmės tai tampa tiesiog kūrinyje pristatomi kaip lygiaverčiai. Ir tas lygiavertiškumas ateina iš to, kad jie vis viena stumia į kažkokius rėmus būtent moterį ir moterišką malonumą. Todėl man daug atrodo produktyviau ir aš dėl to tų sąvokų konservatyvus ir liberalus kažkaip atsisakau ir galvoju būtent apie galią ir apie nuogą kūną galios kontekste. Upsi. Tak to. Ir kitas momentas, kurį galvoju apie nuogą kūną ir tą nusirengimo momentą kaip įsigalinimo, tai yra apie tai, kad tai visuomet vis viena įvyksta kito žvilgsnio, kai kitas žvelgia. Ir filosofija tai yra labai susijęta su galia šitą sąvoką ir ją perėmė ir feminizmas vėliau, kad kito žvilgsnis yra objektinantis, tai vadinasi, kai mes suprantam, ar mes pajaučiam, ar mes numanom, o gal mes tiesiog esame jau internalizavę tą žvilgsnį, tai tuomet mūsų kaip čia poveikis aplinkai sumažėja, mums atrodo, kad ji nebepriklauso ir mes tampam tiesiog kažkieno objektu. Vis dėlto, kas yra įdomu, apie žvilgsnį galima galvoti ne tik kad jis yra objektinantis, kas nukeliavo į feminizmo tyrimus, bet kad ir žvilgsnis gali būti kaip kreipinys, tai yra kaip subjektinantis
veiksmas ir jis tuomet pasiūlo tapatinimosi galimybės ir lakaniškai kalbant įtraukia į simbolinę plotmę. Ir čia menotyroje, kinotyroje labai mėgstamas Lakano veidrodžio stadijos konceptas. Ir ką aš akcentuoju, tai yra būtent tą trečią dėmenį, nes dažniausiai kalbama apie tai, kad yra individas priešais veidrodį ir kad vyksta tapatinimasis, bet yra labai svarbus tas trečias žvilgsnis, kuris iš šalies, kuris pasiūlo, su kuo yra tapatintas. Tai iš esmės tapatinimasi suprantu kaip labai socialų veiksmą ir kad kaip mes čia kalbėjom apie tą lietuvišką teatro tapatybę, tai kas ateina iš psichoanalizės, tas jog ta tapatybė niekada nėra pasiekiama, kaip tas idealus ego, jis irgi niekad nėra pasiekiamas, bet visuomet yra tame procese. Ir čia jeigu kalbam apie kūną, tai čia yra labai susijęs su to, kad tas tuomet kūnas tampa nuolatos tobulinamas, jis ne tik, kad objektinamas kažkieno žvilgsnio, bet jis tuomet mėgina atitikti to žvilgsnio idealą. Ir čia gal Žižekas labai gerai apibendrina visą šitą, tai kad moteris siekia, man atrodo, gal ne moters pavyzdys, naudoja kažkokią kitą, bet kad moteris siekia būti moteriška ir tapatinasi su moteriškumo idealo, bet jinai iš esmės tapatinasi su patriarchato žvilgsniu. Tai va čia ta trinarė struktūra geriausiai atsiskleidžia. Ir jeigu grįžtant prie Foucault, nuo kurio aš pradėjau, tai kad tuomet va, tas žvilgsnis labai kompleksinis, kur galbūt negalima iki galo skirti čia subjektiną ar objektiną, kad jis tuomet yra internalizuojamas ir va, tai va, tie visi diskursai, kuriuose yra parodoma, kaip moteris vaizduojama, tampa žmogaus vidujybės dalimi. Ir turėdama tokį, kaip recenzentas sakė, kad beveik nenugalimą galios konceptą, aš einu į kūrinį ir man atrodo, kad ir kūrinyje jis labai pasijaučia, bet man atrodo, kad tai yra įdomu, kai tu pasirenki komplikuotą, kaip čia, nepasirenki lengviausio kelio ir nepasakai, kad va nusirengė, tai čia įsigalino, vadinasi laisvė ir panašiai, va tu tokį beveik nenugalimą patriarchatą pasistatai ir tuomet galvoji, kaip galima su juo konfrontuoti. Tai su šitu klausimu aš ėjau, šiaip pirmiausia jau teorinę literatūrą, bet aš prie jo sugrįšiu, o dabar einu į kūrinį. Tai jį jau pristatė ir prieš tai daug nesigilinsiu, bet iš to, ką minėjau, kad tas tapatinimasis su pasiūlytų įvaizdžiu, aišku, nebūtinai visos moteris tapatinas ir panašiai, bet iš esmės tas tapatinimasis yra kliūtis konfrontacijai, nes tai yra malonu, patogu, tai yra mūsų socialinio gerbuvio sąlyga, nes tiesiog elementariai moteriškai atrodanti moteris sėkmingiau veikia visuomenėje, partneris susiranda darbą ir panašiai. Tai visai įdomu, jog šitas kūrinys prasideda kaip kolektyvinio subjekto įsteigimas per subversiją. Tai yra, kaip prieš tai minėjote, apklausa, tai ją galima patekti pasivadinus taip, kaip anksčiau tėvai vadino tavo genitalės. Tai iš esmės pavadinimas, kuris anksčiau tave gėdino, kuris kaip tik tau neleido susikalbėti, tampa tuo, kuris įgalina tave kalbėti ir papasakoti savo istoriją, kad ir per tokius labai trumpus, kaip čia, komentarus, taip, nežinau. Tai čia toks labiau žodinis subversijos pavyzdys, bet yra ir tokių grinai kūniškos raiškos. Čia gal išskirčiau ir choreografiją Agnietę Lečickaitę, kuri čia buvo jau minėta, man atrodo, Eglės pranešime, jinai statė ir čia choreografiją. Tai buvo vienas momentas, kūrinio jau link pabaigos einant, kai atlikėjas pasiėmė sovietinio lytiškumo ugdymo knygas ir pradeda jas cituoti, bet tuo pačiu daro tokius labai socrealistinės pozas, grandiozinės, kaip rašiau, kad tvirtai stovint kojam atsirėmus į žemę, žiūrima į tolimą rytojų ir ten ta knyga. Tai labai ironiškai pavaizduojamas tas ir su tuo visų patos, kontrastuojantis tas paprastas žmogiškas nuogumas, kaip tik pabrėžia va to ideologijos netitikimą, tai kad buvo kalbama, kaip socializme buvo pasiekta ta lyčių lygybė ir tuomet iš tikrųjų jos nebuvo. Ir taip ta subversija tiek apskritai kūrinio pradžioj, tiek šitoje dalyje, jinai įgalina pasipriešinimą, tai yra tam tikrų
diskursų demaskavimą, apskritai patriarchato demaskavimą, tai yra atskleidimą jo nenatūralumo ir panašiai, kaip, tarkim, su tų knygų pavyzdžiu. Oi, sorry, teks klausyti daugiau manęs. Tai sekanti mano sąvoka buvo pasipriešinimas. Ir būtent kūrinio eigoje, ypač pradžioje, ten buvo kalbama įvairiausiais pristatant mokslinius tyrimus apie tai, apie moterišką malonumą. Ir jie iš esmės turėjo demaskuoti kažkokius patriarchato mitus, bet jie lieko vis viena jie vis viena buvo tie, kurie kalbėjo apie kūną, kurie mėgino suprasti kūną, ir čia gal atsiranda ir jau lakaniškos simbolinės plotmės toka, kaip tokia, kad iš esmės negalima visko apriepti, negalima visko įvardinti, įsimbolinti, suprasti. Tai čia ta kūniška tikrovė, jinai nėra iki galo pažįstama per mokslinius tyrimus ir jie yra tiesiog labai riboti. Ir būtent taip aš interpretuoju tą virpėjimą, kuris buvo minėtas, ir tą nusirenginėjimą. Tai yra tam tikros kūniškos tikrovės veržimasis kūrinyje ir ardantis būtent tą mokslinio diskurso pasitelkimą demaskuojant patriarchato mitus. Tai yra, jie yra nepakankami, trūksta kažko ir tas kažkas yra kūniškumas. Ir jom nusirengus nebegrįžtama prie mokslinių tyrimų, taip kaip buvo anksčiau, ir jom nusirengus jos jau nebedreba. Tai vadinasi, tas drebėjimas nebuvo kaip čia susijęs su nuogumu, o labiau su kažko trūkumu, aš taip interpretuoju. Tai va, bet kas yra ir kaip čia. Ir tas atlikėjų išsirengimas iš esmės atveria tą alternatyvą, tai yra jos nuogos, žiūri į publiką, publika žiūri juos, jos nėra objektinamos, tas žvilgsnis, kuris gal ir turėtų objektinti, yra priimamas, jam leidžiama tyrinėti kūną ir kaip čia nesijaučia to nusigalinimo. Apie kurį dar šiaip ir pakalbėsiu toliau, kodėl, man atrodo, labai gerai pavyksta išvengti to erotizavimo nuogo kūno. Bet man dar įdomiau yra tai, kad ne visi tie praardymai, jie tampa alternatyva, nes kūrinyje buvo, ypač iš pat pradžių, buvo kelios juodos skaidrės, kur buvo minimi kūnai, kurie yra neįtraukiami į mokslinius tyrimus, tarkim, juodaodžių, negalią turinčių moterų, queer moterų, apskritai nebinarinės tapatybės asmenų, ir jie iš esmės nelabai tampa ir pačio kūrinio dalimi, jie yra paminimi kaip neiginys, kaip to, ko nėra. Tai man atrodo, kad jie netampa tą alternatyvą. Ir kitas momentas, kur tas prasiveržimas, praardymas, tos simbolinės plotmės, tai yra tiesiog pamatymas labai didelio smurto, ir iš to smurto irgi labai sunku sukurti kažkokį alternatyvų buvimą. Ir kaip minėjau truputį prieš tai, kad tas nusirengimas, kad jis buvo iš dalies vykęs, ir ką sakė prieš tai pranešime, kad jis nebuvo erotizuotas, tai man atrodo, jis nebuvo erotizuotas dėl to, kad atlikėjas pačios subversyviai vienu momentu prisėmė tą erotišką įvaizdį. Jos ten buvo toj labiau paskaitos dalyje, kur buvo moksliniai diskursai minimi, tai jos kalbėjo apie nimfetės įvaizdį. Ir ten buvo iš Nabokovo Lolitos ekranizacijos tokia nuotrauka pagrindinės aktorius, kur jinai ten ant pėvutės sėdi kaip undinėlė. Ir tuomet jos atkartojo tą pačią pozą, vėliau jau būdamos visiškai nuogos, ten viena kita girdo, pasimato užrašas labai seksi. Tai iš esmės tas erotinis kontekstas muša iš visas varpinės, bet tiesiog, kadangi jo tiek daug, jis toks akivaizdus, nebelieka to paslaptingumo, to kažkokio šydo, kuris pridengtų ir kažkaip viliotų. Tai tampa juokinga ir tuomet publika juokiasi. Ir man atrodo, kad čia vyksta žaidimas su auditorijos žvilgsniu, apie kurį prieš tai minėjau, kad net jeigu ir žvilgsnis kažkieno buvo objektinantis, kad galbūt jisai tikėjęs pamatyti atlikėjas seksualiai nusirengusias, jam pasiūlomas tas įvaizdis, bet jis su kažkokiu tai kitokiu prieskoniu ir tuomet nebetenka to savo galios. Ir man atrodo, kad tai buvo visai sėkmingas sprendimas. Ir čia prieinam prie mano magistro darbo semiotinio kvadrato, kuris kažkodėl gal čia viskas susiklaikė.
Bet kodėl jisai atsirado apskritai? Tai aš, kai pradėjau galvoti apie tą nuogą kūną ir kaip jisai konfrontuoja su kažkuo, tai su galios diskursu, tarkim, šiame kūrinėje, aš pradėjau skaityti teorinę literatūrą ir galvojau, kad čia bus kažkoks vienas paprastas atsakymas. Ir tuomet skaičiau apie feministinius performansus JAV, tokios Rebekos Schneider tyrinėjimus, ir jinai būtent išskyrė transgresiją ir pasipriešinimą kaip pamatinės priešpriešas, kad iš vienos pusės nuogas kūnas, ypač avangarde, ir čia dažniau siejant jau ypač su vyrų kūrėjas, kad jis tampa tuo, kuris laužo normas, kuris išeina iš nustatytų lūkesčių, ir čia dažnai taip yra kalbama ir apie nuogumą, kad jis yra galinantis, nes mes taip išeinam iš visuomenės normų ir čia viskas laužom. Tuo pačiu Rebeka Schneider ir ten kitos tyrėjos kalba apie pasipriešinimą ir čia tuo pačiu remiasi ir brechtiškuoju teatru, kad tuomet nuogas kūnas gali būti tas, kuris atskleidžia galios veikimo mechanizmus, atskleidžia socialinių kategorijų nenatūralumą, tai šiuo atveju lyties, bet galima kalbėti ir apie kitas kategorijas. Tai yra, kitaip tariant, padaro šiuo atveju kabutes aplink moters kategoriją matomas. Ir tai iš esmės šitos yra pagrindinės priešpriešos, nes skiriasi kaip jų santykis su galios diskursu. Tai viena išeina, kardinaliai atmeta jį, kita lieka jo viduje, operuoja jo savokomis ar įvaizdžiais ar kategorijomis ir atskleidžia kažkokį jų nenatūralumą. Tai semiotikui neužtenka tiesiog dviejų pagrindinių priešpriešų, yra apatiniai terminai, kurie yra tarpiniai terminai perėjimui tarp šitų terminų. Tai tam, kad pasipriešinimas pereitų į transgresiją, iš esmės reikia, kad išsiveržtų kažkokia naujovė. Ir čia atsiranda ardymo sąvoka, jau ardymas kaip sąvoka jau pačios sukurta, bet iš esmės konceptas yra ateinantis iš Lakano psichoanalizės, tai yra iš tos tikrovės, kuri negali būti įsimbolinta. Ir kad iš esmės taip atsiranda tas tikrovės žvilgsnis kartais, kuris beda pirštu į trūkumą, į to, ko nėra, arba kaip tik į perteklių ženklų, kuris yra aplink. Ir čia galima kalbėti apie kūniškumą meno kontekste, meno tyrimuose ta tikrovė nebūtinai yra kūniška, tai gali būti, tarkim, kaip minėjau, ir skaidrė, dažnai minimas ambasadorių pavyzdys tos tapybo darbos, kur yra ta anamorfiška kaukulė, kaip to tikrovės žvilgsnio. Ir jisai veda į transgresiją. Ir tada tam, kad transgresija galėtų pereiti į pasipriešinimą, tam, kad mes galėtume operuoti diskurso sąvokomis, kategorijomis, jas permastyti, bet tam, kad jos nenugalintų, yra pasitelkiama subversija, tai yra tam tikrų žodžių, įvardinimų, įvaizdžių prisėmimą, taip, kad jie nenugalintų. Ir apie tai labai daug rašė Butler, kai kalbėjo apie neapykantos kalbą. Ir čia, kas man atrodo spektakliai iki galo neįvyksta tai, apie ką Butler rašo, tai yra perikščinimas, kuris ateina iš subversijos, tai yra kategorija, kuri anksčiau nugalindavo, jinai nebetenka tos savo galios. Tai čia puikiausias pavyzdys yra su žodžiu queer, apie kurį ir Butler irgi viename iš skyrių rašo. Ir kas yra man įdomiausia ir aktualiausia šitam kūriny Tremolo, tai nėra, kad mes turime vieną kažkokį tai nuogo kūno, funkciją ar pasitelkimą, kad iš esmės yra judama labai daug kartų tarp šitų terminų. Ir čia aš paminėjau tik keletą pavyzdžių ir man atrodo, iš to atsiranda tas konfrontacijos momentas ir tas nenugalinimas ir įdomumas. Ir gal taip pažvelgus plačiau, kadangi čia nebūtų tik vieno kūrinio, kaip čia, analizė šitas pranešimas, tai kadangi šitos sąvokos ir šitas kvadratas sudėliotas iš teorijos, o ne iš pačio kūrinio, tai galima taikyti plačiau ir man atrodo, kad tai suteikia tam tikrą žodyną, kai mes kalbam apie kažkokį tai konfrontavimą su kažkuo, su kanonu, su kapitalizmu ar dar kažko, tai ką mes su tuo darom? Ar mes siūlom alternatyvą, ar mes atskleidžiam jo veikimo mechanizmus, ar mes ir tą darom? Gal mes tiesiog subversyviai pavaizduojam nekrošiško spektaklio tipo ir that's it. Tai man atrodo, kad čia yra įdomumas ir būtent tas perėjimas. Tai tai apie šitą gal ir pakalbėjau. Ir
gal apie patį spektaklį truputį tokį apibendrintą, atsiprašau skaidrės, nežinau, kas jom įvyko, apibendrintą tokį vaizdą. Tai gal šitą skaidrę tokia labiau apie pozityvus, o kita apie tokius, kur man kilo klausimai. Tai man atrodo, kad tremolo labai stiprus ir geras momentas yra tas, jog jis yra labai savikritiškas. Tai yra mes pradedam su moksliniu diskursu, medicininiu diskursu, aiškinamės apie anatomiją, bet tuo pačiu kūrinyje tai tampa nebepakankama. Kad tai nebepakanka, kad tai nebegali apčiuopti malonumą ir mes tuomet judam prie kažkokio kitokio būdo. Mes tuomet pradedam kalbėtis apie malonumą. Ir čia yra įdomu, kai mes kalbam apie kai kūrinėje kalbama apie mediciną, tai tuomet atlikėjas tokios paskaitos kontekste yra apsirengusios, kai atlikėjas išeina iš to medicinio diskurso, jos nusirengia ir tuomet ir tas pokalbis tampa jau nebe apie kūną, nors mes kūno dar kaip tik daug daugiau matome. Ir gal čia neminėta buvo ir pas Laurą, ir dar pas mane ta būtent paskutinis epizodas kūrinyje, kur yra įgarsinamos realių moterų malonumo ir aš sakyčiau, kad nemalonumo patirtis, labai daug smurto ten yra. Ir tuo pačiu ant ekrano rodomos didžiulės vulvos, iš pat pradžių neredaguotos jų nuotraukos ir vėliau mes matome, kaip jos yra redaguojamas ir tai vyksta, 10 minučių. Tai čia gal nesutikčiau ir su tuo, kad nėra nuogo kūno, kuris šokiruoja. Man atrodo, kad tas 3 metrų vulvų pamatymas iš niekur nieko ant juodo ekrano, man atrodo, jis turėjo tą šokiruojantį momentą, bet čia aš nenoriu eiti ir man atrodo, apie ką yra visas mano tyrimas, kad aš nenoriu eiti šokiruojantį natūralų nuogo kūną, aš noriu kalbėti apie nuogo kūno raišką. Ir jeigu jinai buvo šokiruojanti, bet jinai vis viena turėjo kažkokią didesnę reikšmę negu tiesiog šokas. Tai va, ir man atrodo, kad čia tuomet atsiranda ir jeigu galvojam, kad kūrinio pabaiga yra kažkokia atomazga išrišimas, tai tuomet malonumas tampa vis viena neatsiejamas nuo konfrontacijos su galios diskursu. Tai yra, kad toliau eina kažkoks žvilgsnis ar kažkas, kuris tobulina, kuris aiškina, kaip turi būti ir panašiai. Ir tas malonumas tuomet tampa, netgi tos malonumo istorijos yra pilnos smurto. Ir čia kyla 2 mano diskusiniai klausimai, į kuriuos aš neieškojau atsakymo savo tyrimę, nes net tame buvo esmė, bet kurie man kilo žiūrint performatyvią paskaitą ir į kuriuos aš vis dar nerandu atsakymo, nes kiekvieną savaitę atrodo, grįžtant ir galvojant apie juos, kirba vis kitas atsakymas. Tai pirmiausia, kas būtų pasikeitę kūrinyje, jeigu būtų įtrauktos tos istorijos moterų, kurios nebuvo įtrauktos į mokslinius tyrimus. Tai mes kalbam apie queer, negalę turinčių ir panašiai. Man atrodo, kad jų buvo toj paskutiniai dalykai, kur buvo realios moterų istorijos. Ir atrodo, kad šiaip daug atsakymų turėjo išnešti būtent ta dalis ir daug mažiau prieš tai vykęs kūrinys. Ir man atrodo, kad jeigu būtų permąstytas kūrinys, tarkim, per queer prizmę, man atrodo, būtų daug mažiau biologijos, bet daug daugiau kūniškumo. Ir kūnas būtų ne tik vaizduojama, kaip jį veikia galios diskursai, bet būtų galvojama, kaip jis patiria, nes dabar galutinį atsakymą, kas yra malonumas, iš dalies atrodo pateikia jau nekūniškos istorijos, tai yra mes jas tiesiog girdime. Tai čia nežinau, aš kaip ir suprantu, kad kūrinys turi savo ribas ir yra smagu, kai režisierė numato, kas dar galėjo būti ir ko nebuvo, ir tas įvardinimas irgi yra sėkmingas, bet kartais norisi daugiau, kartais norisi, kad jeigu pamatė, kažko trūksta, tai gal tai, kad taptų tuo pozityviu kūrinio dalyje. Ir tuomet kitas klausimas, kuris šiaip kilo labai daug kartų man pristatinėjant šitą magistro temą ten procese, tai buvo, o tai kur pas tave malonumo tema magistro darbe, nesgi kūrinys apie malonumą. Ir čia visi sakydavo, tai dažniausiai nematė kūrinio. Ir tada aš sakydavau, bet tam kūriny ta malonumo tema nėra antiek esminė. Esmė tokia, kad prie malonumo temos yra prieinama per konfrontaciją su patriarchatu, per šitą neigimą patriarchatinių mitų, per jų parodymą, atskleidimą. Tai yra labai didelis įsigilinimas ir nerimas į tą patriarchato, tarkim, ideologijos vidų. Ir man tuomet,
apskritai labai daug ne tiek daug, bet apskritai daug kalbama apie smurtą ir prievartos narkotikus, tai yra apie tai, kas nėra malonumas. Ir tuomet klausimas, ar mes galime mąstyti pozityviai, turime kažkaip teigiančiai apie moterišką malonumą. Ir čia dar grįžtant ir prie praeito klausimo, kas man buvo visai įdomu, tai yra, ar apskritai produktyvu yra galvoti apie atskirai moterišką ir atskirai vyrišką malonumą, ar tai, aš suprantu, kad patriarchatas skirtingai disciplinavo tos kūnus, skirtingos poveikia ir dėl to atsirado skirtingos patirtis, apie kurias reikia kalbėti, bet kaip galima išeiti šitos binarikos ir joje nelikti ir kur yra tas išeimas. Tai va. Dar galiu, man šiaip, kadangi dar turiu laiko, tai man dar kitas labai įdomus momentas buvo jau po apsigynimo, kad kalbėjom su dėstytoja ir jinai sakė, čia kaip, taigi čia nieko naujo, čia kaip antroji feminizmo banga Amerikoje. Ir aš pagalvoju, kad ir aš kaip tik skaičiau Rebecca Schneider aprašytus performansus ir aš galvoju, čia nieko panašaus, ten moteris masturbavo, šlapinos, mylėjosi, ta prasme, malonumas buvo į visas pusės, buvo, ta prasme, labai daug, o čia toks atrodo, santūrus, atrodo, kad kaip tik daug daugiau kūnas atvaizdavo, ar sovietinį diskursą, ar tų pačių vulvų nuotraukos, jos nebuvo tos, kurios siekia malonumo, jos buvo tos, kurios buvo retušuojamos į pornografinius vaizdinius. Ir man atrodo, kad čia yra ir tas gal naujumo matmuo, tai yra, kad buvo suprasta, kad ta antroji feminizmo banga buvo ribota ir tas sex positive feminizmas irgi atsitrenkė į aklavietę, tai čia irgi toks, kaip atrodo, labai natūralus tęstinumas, gal toks lietuviškas irgi kažkuo tęstinumas teatro kontekste lietuviškam, drąsus, liberalus, viso pasaulio kontekste, gal ne toks liberalus, bet man atrodo visai stiprus, būtent iš tos pusės, kad neignoruojami patriarchatas, kuris veikia kūną. Tai va.